Labas rytas. Labas rytas, Reda. Labas rytas visiems. Vis aš taip čia žiūriu, taip visai apšviesta, nežinau, kurią pusę man slinktis. Nušvitusi nuo labo ryto, klausy. Nu, kur pas tave saulė pasikavo. Jūs pasiričiaujate, ne? Jo, mes pasiričiaujame, žinok, esam, galiu pasidalinti. Santariškės telefoniniai. Tokia nauja patirtis mums. Bet nieko rimto, akių labai, ta prasme, reikėjo tiesiog su nojom pagulėti, pabūt. Tai penktadienį išleisiu jau namuose, bet irgi nauja patirtis. Laivas iš ligoninės Santariškės. Aš, žinai, iš lovos išlipau prieš pusvalandį, nes pramegojau, žadintuvą nustačiau, bet taip ir nustačiau, nes praeitą naktį beveik nepamegojau, o šią naktį tai tokia jau kaip kritau, tai jau kaip biški lavonėlis. Jau taip iki pat ryto, ne? Jo, jau tokia, sakau, tinginė. Bet ne apie tai šiandien, ne? Taip. Norėjau dar, žinai, atsinešti tą stiklinį ir taip čia žiūriu, niekur neturiu, kad parodyčiau vaizdžiai, kaip ten tą stiklinę. Žiūrėk, turiu būti. Tai, matas biškai. Jo, matas. Tai apie ką mes ir kalbėjom, ar ne, ką mes matom, pusiau pilną stiklinę ar pusiau tuščią, arba galim dar irgi paklasifikuoti žmonės. Tie, kurie mato pusiau pilną, tie, kurie mato pusiau tuščią, ar ne? Tai turbūt nereikia klausti, iš kurių esi tu. Jau čia atspėtum iš pirmo kartą. Atrodo, atspėčiau, taip. Jo, taip. Bet tu man papasakok, kodėl tu matai pusiau pilną stiklinę? Ojei, koks čia sunkus klausimas, niekada dėl to nesusimaščiau. Tiesiog, pavyzdžiui, esu tikrai darius ne vieną kartą tą pratimą, žinai, tokią praktiką ir ne vieną kartą kažkur dalyvavus, kur atneša, žinai, ir sako, ką matote, man iš karto, oi, pusiau pilna, beveik pilna, žinai. Bet kodėl aš ją tokią matau, niekada nesusimaščius. Tiesiog, nežinau, man smegenis suveikia, kad jinai yra pusiau pilna, beveik pilna, ta stiklinė. Taip. Nežinau. Atsakymą tau tikrai neduosiu. Aš nežinau, kodėl tu ją taip matau. Vieną galvos yra, kodėl aš ją tokią matau. Bet iš tikrųjų tai turbūt tai yra apskritai susijęs su požiūrį gyvenimą, kaip tu matai patį gyvenimą, ar ne? Nes yra žmonių, kurie natūraliai, grįžtų. Labą dieną, taip. Natūraliai grįžtant prie mūsų, ar ne, kokie mes esam, yra skirtumų žmonių, yra vieni super pozityvūs, super su energija ir sako, čia viskas bus gerai, čia padarysim, čia aš galiu, čia tu gali. Ir natūraliai tiem žmonėm, ir kadangi tu esi iš tikrai pagal energiją, tu tikrai esi iš tos grupės, ar ne, žmonių, tai jiems natūraliai, jie mato daugiau galimybių negu trūkumų. Paimkim taip. Arba jie mato trūkumą ir žino, kaip iš to padaryti galimybę, kad kažką pakeisti ir pasiekti, ar ne, kažko. Tai tas turbūt ir yra momentas labai įdomus. Ir šiaip natūraliai irgi yra žmonės, kurie yra labai savisaugos žmonės, arba žmonės, kurie bando iškart pamatyti tą tokį tas blogai, arba kitas blogai, žinai, arba čia gali būti problema. Tai natūralu, kad jie greičiausiai ir matys, kad ten yra pusiau tuščia stiklinė, nes, turbūt aš norėsiu daugiau gerti ir ten nebus. Bet čia vėl, aš pritempiu truputėlį teoriją, bet natūraliai, kaip mes matom dalykus, tai ir ateina. Kaip mes matom pasaulį, tai yra, kaip mūsų pasaulis yra susiformavęs mūsų galvoje. Realiai yra labai tokia graži nuotrauka, aš kažkada, galėsiu paieškoti. Tai yra pasaulis mūsų galvoje ir tai, kaip mes matom išorę, yra identiškas vaizdas to pasaulio, kurį mes turim. Tai yra mūsų patirtis, tai yra mūsų auginimas, tai yra mūsų aplinka, pati, kurioje augom, ar ne. Tai yra mūsų pantis žmonės, su kuriais mes daugiausia bendraujam. Tai yra išmoktos pamokos, studijos, knygos skaitytos. Ir visa tai suformuoja mūsų pasaulį. Kuo tu daugiau plėti, tuo daugiau tas pasaulis ir irgi plečiasi ir jisai keičiasi. Ir tada gali būti, kad iš tos pusiau tuščios stiklinės jinai patampa pusiau pilna. Arba tiesiog pusė stiklinės, be spalvos, ar ne? Tai čia turbūt apie tai šiai dienai. O kitas dalykas, jeigu aš galiu tęsti, tai realiai yra filtrai, ar ne, kuriuos mes užsidedam, norim ar nenorim, bet mes užsidedam tam tikrus gyvenimo filtrus arba tam tikras spalvas, priklausomai nuo mūsų buvusių patirčių. Tai tarkim, kur mūsų dėmesys
eina, ten ir mūsų energija eina, ar ne? Toks angliškas gražus pasakymas yra where attention goes, energy flows. Tai va. Tai to pasekoje, ar ne, jeigu aš linkus matyti pusės stiklinės, linkus matyti kamščius, linkus matyti, nežinau, piktus žmonės, kaimynus, linkus matyti kažkokį negerą nusiteikimą, tai aš to ir matysiu labai daug, nes aš realiai to ieškau kaip patvirtinimu. Jeigu aš sakysiu, ne, ten saulė šviečia, žmonės faini, jie yra tokie kūrybingi, viskas yra faina, ta prasme, maistas, gal netobulas, ne šefo virtuvė, bet, valgomas maistas, ne? Tai tada irgi tai yra mūsų patvirtinimo paieškos, ar ne? Ką mes galvoje turim, kokius įsitikinimus, kokius filtrus turim, to mes ieškom. Ir pabandykit dabar, mielosios ir mėlėjai, kurie važiuoja, pavyzdžiui, į darbus, arba šiandieną važiuosit iš darbo. Prisiminkit, kiek jūs normaliai važiuodami savo kelionėje pamatot raudonų automobilių. Čia toks tiesiog. Ar jų yra daug, ar jų yra mažai, jeigu aš paklausčiau, kokia yra spalva populiariausia toj vietoj, kur jūs gyvenate, ar ne? Įtariu, kad didžioji dauguma sakytų, neįsivaizduoju, nemačiau už tų raudonų automobilių ir nežinau, kiek ten jų yra. Ir jeigu aš tada pridedu, ačiū tau, Ramune, ačiū už pritarimą. Žodžiu, ir jeigu aš pridedu sąlygą, kad už kiekvieną pamatytą raudoną mašiną tu gausi po eurų, po 10 eurų, ne? Ir automatiškai tavo dėmesys kelioniai yra nebe tik į kelią, bet jau ir į aplinką ir tu jau matai, kas, kur, su kuo važiuoja. Tai ką aš noriu pasakyti šito pavyzdžiu, tai kur mes sutelkiam dėmesį, ten mes ir matom tuos dalykus, ar ne? Nors aplinkoje jie gal visada ir buvo ir niekas nepasikeitė. Jeigu mes nepersikraustėm į naują vietą, tai viskas taip ir buvo, mes tiesiog nepastebėdavom dalykų. Ir čia yra toks, kaip čia pasakyti, dėmesio koncentravimas. Pabandykit nusipirkti automobilį, ar ne? Čia aš dabar labai ant to automobilio užsifiksavau, bet nusipirkite automobilį ir tada jūs pamatysit, kad pilna žmonių su tokiais pat, su tokiom pat markėm, arba su tokiom pat spalvom, arba su, ta prasme, modeliai, arba dar kažkas yra, nes jūs staigiai atsiranda labai daug vien dėl to, kad jūs tą automobilį jau turit ir jūsų dėmesys jau kitaip mato, ta prasme, jūs kitaip matot tą aplinką ir tas mašinas. Čia toks, mano pavyzdys apie dėmesį ir pasaulio matymą, kaip mes dėliojamės. Žinai, tu čia kalbi dabar pasakoji apie automobilius ir aš atsimenu, kai 3 kartą laukiausi savo mažytės laukiausi, ar ne, tai ir mano vyras, mes išvažiavom kažkur į Klaipėdą pasivaikščioti ir mes taip einam, žinai, ir aš irgi taip, žinai, pastebiu, nes čia, ir mano vyras eina, žinai, sako, čia aš vienas, ar sako, ir tu matai, sako, vien nėščios moteris aplinkui. Tada, žinai, kai pradėjau juoktis, sako, seniau jų tiek nebūdavo, tipo iš kur, nes irgi matai dėmesys pavasaris. Paklausti norėjau, kol dar nepabėgai nuo tos temos, o pavyzdžiui, tą pozityvą ir tą kitokį biškį požiūrį, ar įmanoma jį, tarkim, išsiugdyti? Nežinau, pavyzdžiui, aš taip galvoju, kad vis tiek žmogus, jau gal nuo prigimties yra šiek tiek pozityvesnis arba šiek tiek jau linkęs į tą pesimizmą, bet išugdyti daugiau, ar galima? Tikrai taip. Darbas su Ne, čia ta prasme vėl, mes renkamės, jeigu mes esam sąmoningi žmonės, o mes esam sąmoningi žmonės, mes nesam gyvūnai, ar ne, bet net ir gyvūną padrasavo, šunį paimka, ne, tu netgi jam gali išugdyti tam tikrus įpročius, tai jau ką bekalbėti apie žmogų, tai žmogus yra sąmoninga, mąstanti, nuostabi, išsiugdžiusi asmenybė, ar ne, ir tai, kaip mes matom pasaulį, realiai yra mūsų pačių pasirinkimas. Visada gali matyti negatyvą ir sakyti, man nepavyks, tai ką man čia dabar stengtis, kas čia per nesąmonė, čia ne man, čia tas negerai, anas negerai, kaimynas daugiau uždirba, ten sesį sekas geriau, ar ten, nežinau, mano draugė, neįsiu klasiokų susitikimą, nes aš, pavyzdžiui, karjeros nepadariau ir ką jie apie mane pagalvos, tarkim, Nes aš pasirinkau auginti vaikus ir man patinka, dirbu tiesiog savo patinkantį darbą, bet karjeros nėra, ne? Tai ką aš jums papasakosiu, neturiu ko pasakyti.
O tu turi ko pasigirti, tu turi vaikus, tu turi mylimą darbą, kiek žmonių gali pasigirti, kad turi mylimą darbą. Ir tą išsiugdyti tikrai labai, labai stipriai galima. Pagrindinis dalykas, ką mes coachingė, pavyzdžiui, kaip pačią pirmą taisyklę mokėm. Nes dažnai priimti žmogų, kai jis ateina su problemom arba kažkokiais veiksmais, ką jisai padarė, yra sunku. Pavyzdžiui, tau automatiškai išsijungia, kaip taip galima gyventi, ne? Kaip tu taip darai, iš kur pas tave toks mąstymas. Ir kai visą tai išjungi ir tu patampi to baltų popieriaus lapu, kuris sako, viskas su tavim yra okei, viskas yra okei. Aš neturiu kažkokios teisės tave smerkti ar ten kritikuoti, viskas su visais žmonėm yra gerai. Ir kai mes pradedam, atidaryti daugiau to balto popieriaus lapo, atidaryti daugiau to švaraus požiūrių žmonės, tiesiog žiūrėti žmogų, bendrauti su žmogum be išankstinio nusiteikimo, eiti į darbą be išankstinio nusiteikimo, kokia vėl bus baisi diena, Jėzus Marija, kažkaip, Tai kai mes numetam šitos dalykus, kad viskas bus vis tiek blogai ir bent jau pradedam galvoti, šiandien yra nauja diena, aš nieko nesitikiu, tegu būna jinai geriausia, kokia jinai gali būti, ne? Kai tu pradedi, tai tikrai pavyksta. Ir aš esu, tobulas to pavyzdys, dėl to, kad prieš, imkim 10 metų, ašgi pasaulio bijojau, Jėzus Marija. Ta prasme, aš nebūčiau įsidėjęs, čia dabar live, nebūčiau aš čia pasakojus, kaip viskas yra čia faina, kaip viską galima pasidaryti, nes aš bijojau, o kas jeigu, ką kaimynai pagalvos, ką mano šeima pagalvos pamačius, ką pažįstami, kaip aš čia atrodysiu, gal aš nusišnekėsiu, ne visiems gali patikti, ką aš dabar šneku, bet, tokia jau esu, Ir aš manau, kad čia vėl grįžtam prie to požiūrio dalyko. Kažkam galbūt nusišneku, kažkam galbūt maivausi, kažkam galbūt pasakau kažką tokio, kas priverčia susimastyti. O mano toks ir yra tikslas, ar ne? Tai jeigu atsakiau už tavį klausimą. Jo, dabar, tavęs klausaus ir kaip tu pasakoji, ar ne, tarkim, ar ne, kaip žmonės visą tai gali užšugdyti ir irgi jau galvoje sukasi mintis, niekada to nepadarysi, kol tu pats neužsimanysi. Ir, pavyzdžiui, net ir aš apie save, kai galvoju, aišku, aš visada buvau ta tokia pozityvą nešanti, ar ne? Man dažniausiai viskas būdavo gerai, maistas ligoninėje irgi skanus būdavo, nes gerai mane ten bet iš tikrųjų, man gerai. Ta prasme, aš nesu pataikius ant blogą kažkokią. Bet dabar, pavyzdžiui, aš prieš tos 2 su biškiu metų, kai aš kardinaliai pakeičiau savo darbinę sferą, ne, kai aš išėjau tą, kitų baubų vadinamą tinklinį marketingą, bet aš čia, būtent toj sferai, aš turiu labai daug galimybių erdvės save analizuoti, ne, nes aš to noriu, ir mokytis. Ir mokytis gyventi, galbūt kitaip, keisti savo požiūrį ir stebėti, kaip keičiasi visa, tarkim, mano gyvenimas, mano gyvenimo kokybė, ne? Ir man patinka, ar ne, kad mane visai kitokie žmonės. Jeigu ne tas tinklinis marketingas, mes beje irgi nebūtumėm susitikusios. Nes aš niekada prieš tai nedėjau kažkokių ten tų postų galingų, nesireklamavau ir tu manęs nebūtum pamačius ir aš tavęs nebūčiau pamačius. Ir žinok, kiek daug dalykų atnešė į mano gyvenimą kitokių. Kas mane labiausiai džiugina, kad žmonės aplink mane yra pasikeitę, kitokie, ne? Daugiau yra pozityvių žmonių, daugiau tokių žmonių, kurie supranta, kad reikia save ugdyti, kad reikia su savim kažką daryti, ar ne? Ne tik taip kalbėti, skųstis ir taip toliau, bet gyventi kitaip. Kaip sakau, džiaugtis tą mažą akimirką ir dėkoti už tą mažą akimirką, ar ne? Tai tau irgi, visiškai pritariu, tik tai norėjau išgirsti tavo irgi nuomonę, ar įmanoma tą išugdyti daugiau, bet aš galvoju, kad vis tiek galbūt žmogus jau nuo pat gimimo turi būti linkęs, šiek tiek į tą gerumą, kad jisai galbūt tą pastebėtų, nors nežinau, aš čia, per savo praktiką tik tai. Aš gal papildysiu iš to, kai mes ateinam į šeimas savo biologinės, ne? Tai mes galbūt nesam iš tikrųjų tokie, kokie yra mūsų tėvai, pradėkime nuo to, bet kai mes augam toje aplinkoje, mes paimam įpročius, perimam baimės, įsitikinimus, nes
Tai yra artimiausi mūsų žmonės, ar ne? Tai yra mūsų tėvai, broliai, seserys, dėdės, tetos, tai yra ta aplinka, kurioje mes augom, kurioje mes formuojamės. Ir nors viduje galbūt, pavyzdžiui, tu kartais, žinai, galvoji, o kodėl čia taip, arba, kai kurie net nesusimąsto, kas irgi yra normalu, nes tai yra kasdienybė. Ir jeigu neteina tas toks momentas, kai tu atsiskiri ir pradedi pats galvoti, o tai kas yra svarbu man, ar aš tikrai gerai jaučiuosi darydama tai, ar aš privalau važiuoti aplankyti kažką, ar aš privalau, žinai, su kažkuo bendrauti vien dėl to, kad tai yra 5 kartos kažkoks ten pusbrolis ar pusseserė, ar ne? Ir panašiai. Ir ypač labai geras pavyzdys būna, kai tos vestuvės anksčiau būdavo, kai tėvai sukviesdavo visus, nesvarbu, ar tu pažįsti ar nepažįsti, bet, čia, žinai, visiems reikia, nes, giminiai tą pakvietė, o to nepakvietė. Ne? Nesvarbu, kad tu su tai žmonėm gyvenime turbūt daugiau nesusitiksi, nes vien dėl to, kaip atrodys. Čia toks nukrypimas truputėlį, bet ką aš norėjau pasakyti, kad kiekvienam žmoguje yra to pozityvumo. Aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad kiekvienas to pozityvumo turi. Reikia tik truputėlį iš kišenės ištraukti jį, ar ne? Ir truputėlį garsiau, ne tai, kad kalbėti apie tai, bet tiesiog plačiau žiūrėti, ar ne? Nes, mes esam didžioji dalis, ar ne? Ir aš grįšiu prie labai nuvalkiotos turbūt frazės, bet jeigu mes esam sveiki, sveiki tikrai ne tragiškai kažkokioj būklėje, ar ne? Ten slogos, peršalimai, virusiukai nesiskaito, nes tai ateina ir tai praeina, ar ne? Jeigu mes turim darbus, jeigu mes vairuojam automobilį, jeigu mes turim savo namus, jeigu mes turim maistą ant stalo, tai ta prasme, mes jau gyvenam kaip karaliai lyginant su didžiulė grupė kitų žmonių, kurie negali visų šitų 5 dalykų sau leisti ir kai kurie net neturi 2 iš jų, ar ne? Arba sveikatos, arba panašiai. Ir žinokit, šiandieną, irgi tai pasidalinsiu. Mes nežinom, ko mes norim turbūt tol, kol nepamatom, kad gali būti blogiau, ar ne? Ir mes verkiam apie tą situaciją ir tada, kai ateina ta blogiau situacija, tada tu supranti, kad Jėzus Marija, kaip aš gerai gyvenu, ar ne? Aš turiu sveikus vaikus, aš esu pati sveika, turiu darbą, galiu sumokėti sąskaitas, galiu pavalgyti skaniai, galiu apsirengti, nereikia ten pusnuogiai lakstyti, ar ne? Tai aš manau, kad tai tikrai yra tik tai požiūrio dalykas ir mums reikia išmokti džiaugtis dalykais. Bet čia vėl toks moralas labai skamba, bet realiai pradėti nuo to, kad neturėt nusistatymų, kad bus blogai arba bus gerai, nes paskui nusivilsi ir viskas, jau nusivyliau ir daugiau nebetikėsiu. Ar ne? Arba nusipirkau loterijos bilietą ir eilinį kartą nelaimėjau, tai daugiau nepirksiu. Tai tvarkoja, viskas gerai su tuo, bet pradėkim nuo to, kad neturėkim lūkesčių. Tiesiog. Bendraukim su žmonėmis, žiūrėkim, kokie tie žmonės yra, pasakykim, kaip mes jaučiamės, pasakykim, ko mes norim ir nuo to pradėkim. Ir tada mūsų tos stiklinės kiekis vis didės turbūt ir žmonės, su kuriais mes bendraujam, irgi pradėsime juos matyti labiau pozityviais. Tai va. Žinai, dar kas yra labai, pavyzdžiui, nežinau, bet čia aš irgi atradau ir noriu tiesiog pasidalinti su tai žmonėmis, kas mus stebi, tai jog pradėkite rytą, aišku, padėka, visam, kam jūs norite, tam dėkokite, padėkos nėra per daug niekada. Kai mes šnekėjom apie ryto ritualą, beje, nepasakiau, kad padėka visam, kas mane supa ir kas manyje yra, tai yra mano irgi yra ryto ritualas. Ir pasakykite savo, aš esu pakankama arba pakankamas. Aš esu pakankama arba pakankamas. Ir dienoje viskas įvyko taip, kaip turėjo įvykti, geriausiu būdu. Geriausiu būdu. Kai aš irgi seniau visada bijodavau kažkaip pasakyti savo nuomonę. Nes galbūt, žinai, pasirodysiu kvaila, arba jis sau nemoko aš tų mokslinių žodžių. Nemoko. Aš kai universitetą baigiau, mano darbo dėstytoja, kuri su manim pagelbėjo darbą rašyti, ar ne, sako, darbas puikus, sako, tu šneki viską, bet sako, tau trūksta akademinių, žinai, tų žodžių. Ką tu padarysi? Vis tiek apsigyniau, 10 gavau ir be akademinių žodžių. Bet supranti, ir visada man būdavo tas toksai, kad aš galbūt netokia protinga, pas mane trūksta tų gražių žodžių. Ką aš pasakysiu ten nuėjus tarp protingų, žinai, žmonių ir taip toliau. O dabar kažkaip aš jau išlaisvinu save. Aš esu pakankama, aš pasakau tai, ką aš turiu pasakyti, o visi kiti išgirsta tai, ką jie turi išgirsti, ne? Tai va. Viskas atsibodo berniukui, ne? Ne, jau reikia eiti į užsiėmimus. Tai
Bet aš manau, kad mes šiam rytui palėtėm pakankamai tokią ir plačią, sunkią temą, ar ne? Ir labai tikiuosi, kad žmonės, kurie klausys, irgi pamastys, kaip jie mato pasaulį, kiek mato tų raudonų automobilių. Ir gal nežinau, gal tiesiog pajudinsim. Ką nors. O jei ne, tai tada buvo smagu pašnekėti. Ai, dar važinikas, labai geras žaidimas, kol neišėjai. Mes šiaip važiuodami kur nors tolėliau, kelioniai žaidžiam tokį žaidimą. Pasirenkam spalvą ir skaičiuojam, kiek matom automobilių. Tai pasakysiu tik tiek, kad vaikai dažniausiai renkasi žalią, mėlyną, raudoną, kartais net geltoną automobilį. Aš dažniausiai renkuosi pilką, baltą, juodą, žinai, nes jų daugiausiai, bet jie neskaičiuoja, kurių bus daugiausiai. Matyt, vaikams vis tiek ta spalva imponuoja. Tai tikrai už tas spalvas, už spalvotą gyvenimą buvo labai malonu, Redos, tam šnekėtis ir tą temą čia aš manau, kad mes čia visą savaitę galim šnekėti, bet mūsų geras rytas baigėsi. Taip, ir ačiū tau labai. Ir ačiū visiems, kurios ir kurie klausosi arba klausysis dar. Tai linkiu visiems pozityvios dienos, daug raudonų automobilių ir kuo daugiau baltų popieriaus lapų jūsų gyvenime. Ačiū tau labai. Ačiū visiems ir iki kito pasimatymo. Ate.